C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pirmiausia, turbūt apie varžovą, kitą kokį įspūdį palieka savo startą? Ieško savo žaidimo, kažkiek pasikeitė, bet branduolys išliko treneris, taip kad savo namuose jie žaidžia gerai ir kaip sakant, čia Žalgiriui visada gana sunkiai sekasi žaisti, tai tikimės tą savo tendenciją pakeisti. Kiekvieną iš pirmųjų 3 mačų Baskonė 4 kėlinius pradėjo pirmaudama kelių taškų pranašumų, bet 2 iššvaistė, 1 perlaužė prieš Alba. Ar čia į jaunystę patirties trūkumas, nes viena jauniausia komanda? Gali būti, palyginus naudoja mažesnę rotaciją, negu visada pagrinde žaidžia 10 žaidėjų, kaip teko stebėti. Taip kad gal ir šitas įtakoja, o įdomi tendencija. Praėjusią sezoną iš žaidėjo pozicijų buvo Perry Henry, Darius Thompsonas, dabar Nico Mannianas, Cody Milleris, McIntyras. Kaip jums sekasi pakeisti tuos išvykusius labai svarbius žaidėjus? Jie yra iš vienos pusės abu labai skirtingi. Jeigu Cody Miller ir McIntyras yra labiau fiziškas, labiau gynybinio stiliaus žaidėjas, tai Mannianas labiau talentingas, puolime, brisalesnis, gali labiau prisidėti savo puolimu prie komandos. Tad du žaidėjai ir abudu jie savotiškai įdomus. Marcus Howardas sunkiai pradėjo sezoną, atrodo skaičių neypatingi, bet turbūt išlieka tas pagrindinis varžovų lyderis puolime, kuris bet kada gali sukurti. Be abejo, negalima nuvertinti, jo negalima žiūrėti rungtynės prieš tai. Kai jisai užsikuria, jisai pakeičia komandą, komanda lengviau renka taškus, tokių lengvumo priduoda komandai, taip kad mes taip pat skirsim jam nemažą dėmesį. Kiek smagu ir kiek netikėta matyti Tadas Vekerskį aukščiausiai tarp atkovotų kamuolių Eurolygoje? Smagu, jisai turi tam visus duomenys, turi gerą kūną, mėgsta dirbti gynybą, mėgsta puolime kovoti kamuolius, taip kad manau, kad išnaudoja savo fizinės galimybės. Kokia Arno situacija? Arnas planuojam, jeigu viskas bus gerai, Arnas po truputį sveiksta ir tikimės, kad jisai jau prisijungs prie mūsų. Pernai, kai Arno Kaibinau sakė būtent, kad sunkiausiai buvo dengti Marcusą Howardą, planas ir išlieka, jeigu Arnas galėjo žaisti būtent statyti Butkevičių prie Howardo. Viena iš opcijų bus ir Arnas, ir be abejo reikės kažkiek ir didelių pagalbos, ir komandinių pastangų, nes tai gal geriau, kaip sakant, kiti pelno taškus negu Howardas. Tiek Eurolygų, tiek Ispanija labai galingus skaičius demonstruoja Čimo Monekį, koks tai žaidėjas, kaip derėtų jį stabdyti? Vis labiau toks energijos žaidėjas, hustle tai vadinamas, kuris kovoja dėl kiekvieno kamuolio ir buvo geram ritme. Paskutinės rungtynės gal šiek tiek prasčiau susiklosti, bet gana neblogai žaidžia, prideda komandai energijos ir tokio fiziškumo, sakyčiau, taip kad būtinai reikės atkreipdėmėsi, ypatingai kovoje dėl kamuolių, jo įkirtimus, jo greitą puolimą. C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.